Miela dukra, labai širdis skauda, kad negaliu tavęs matyti, negaliu tavęs apkabinti ir pabučiuoti, prisiglausti. Tu buvai man visas pasaulis, kaip ir aš tau. Kai tave paėmė, tau buvo tik 1,5 metukų, tu dar buvai visai mažytė ir tikriausiai pati nepameni, kad kadaise turėjai namus, mylinčią mamą. Ir vieną dieną aš nuėjau vaikų darželį ir sužinojau, kad tavęs ten nebėra, nes tavo tėtis tave įsivežė labai toli, už 300 kilometrų nuo mano gyvenamosios vietos. Tada širdis plyšo iš skausmo, galvodama, o kaip man reikės važinėti ir su tavim matytis. Tai ir prasidėjo ta pati pradžia mūsų atskiro gyvenimo skyrių. Mytė bandydavo pas tave atvažiuoti per 300 kilometrų ir daugiau iš kito Lietuvos galo, tačiau man ne visada būdavo leista tai padaryti, nes tavo tėtis dažnai tave išveždavo visai į kitą miestą, arba būdavo, kad visai netvesdavo susitikimus. Ilgainiui mūsų ryšys pradėjo silpnėti dėl didelio atstumo, o mamytė turėjo išvažiuoti iš Lietuvos, nes tuo metu labai buvo sunku finansiškai ir padėti šeimai. 21-22 metais aš buvau išvykusi į Olandiją, kai tuo metu tavo tėtis buvo suimtas ir pateko į kalinimo įstaigą. Tada mamytė buvo užsieny ir negalėjo grįžti laiku, nežinojo tos situacijos, kas yra atsitikę. Taip tu atsidūrei tetos Editos šeimynoje, kur iki šiol gyveni. Ir man labai skaudu, kad tau yra sakoma, meluojama, kad tai aš kalta, kad tavim negalėjau tinkamai pasirūpinti. Bet žinok, tai yra netiesa, mamytė visada tave mylėjo ir mylės, kaip bebūtų. Tu esi mano mažoji princesė, liksi mano širdie amžinai. Tikriausiai tau sakė, kad man nerūpi, kad aš dėl tavęs nekovoju. Tačiau tai yra netiesa, patikėk manim. Nuo pat pradžių, kai tave išvežė Dievas, aš dariau viską, kad tave susigrąžinti. Aš dėl tavęs kovojau, ėjau kryžiaus kelius, rengdavau mitingus, protesto akcijas, visokias. Dėl tavęs, mažytė, viską dariau. Tačiau man labai buvo sunku eiti prie sistemą, nes sistema yra tokia mūsų Lietuvoje, kad ji nebuvo palanki tau ir man. Sistema traiško žmonės, ji jų negina. Ir man labai gaila, kad šiai dienai mes turim gyventi atskirai. Man labai gaila, kad tau mama, tie žmonės, kurie paėmė tave iš manęs, persekėja metus. Man labai gaila, kad taip yra. Labai skaudu girdėti iš tavo pusės, kai tau globėja prisako labai blogų žodžių, kad